Šiandieninės rungtynės atrodo nesukėlė didelių problemų. Kas nulėmė tokį gerą rungtynių startą? Gal tai tik atrodo, kad tas rungtynės nebuvo sunkios, bet tiek, kaip žinot, yra startas ir dažniausiai tos startinės varžybos dažniausiai visi jaudinasi. Bet aš nežinau, tai viskas gerai. Mes gerai pradėjom, kaip rungtynės pradėjo, taip ir užbaigėm. Gerai, kad įsibėgėjom ir nereikėjo ten kovoti taškas į tašką ir anksčiau išsisprendė rungtynių baigti. Vienu momentu varžovam buvo pavykę priartėti iki 10 taškų. Ką tuo metu akcentavo treneris? Aišku, šito didelio skirtumo, kai truputį apmažėja, visada tokia atsiranda nedidelė panika. Bet tai treneris liepia žaisti toliau, žaisti savo žaidimą, neskubėti, ramiai, kantriai. Tas pavyko, mes tai įvykdėm ir atitolo.